Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ar prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką. Ačiū, kad komentuojat. Oi, kaip aš čia užstrigau, kuo nudžiugins mus rytojus. Tuoj traukiu 4 kortas ir jums pasakysiu. Būtinai prisiminkit, kad rytojus tai nudžiugins neišvengiamai. Išsirinkit, kaip jūs mėgstat. Na, čia daug laiko nereikia, jau aišku, kad išsirinkot, kaip visada. Aha, pirmasis variantas gauna kardų karalių. Kardų karalius labai protingas, labai išmintingas, nelabai jausmingas, bet vis tiek labai populiarus. Jis turi tokios aštrios, žavios išminties, kuri reikalinga advokatam, daktaram, kai kurios pobūdžio artistam. Žodžiu, kai jis neturi tokių jausmų, kurie trukdytų darbui. Jis daro tai, ką žino, daro aiškiai, užtikrintai ir nepriklausomai nuo kokių nors aplinkybių. Tai jūs rytoj taip nepriklausomai nuo aplinkybių ir darysit savo darbus ir atliksit savo reikalus. Nepriklausomai, neypatingai jausmingai, tiesiog imsit užduotį ir jas spręsit gerai, išmintingai, jum už tai gerai sumokės, o jeigu jum ir nesumokės, tai jūs vis tiek darysit kažką tokio, ką jūs norit. Niekas jūsų neįtikins kitaip, nes jūsų išmintis ir jūsų nepriklausomybė rytoj bus svarbiausi dalykai per visą dieną. Tai bus labai rezultatyvi diena ir net, aš sakyčiau, jūs būsit vis tiek populiarūs, vis tiek jūsų klausys, jumis žavėsis, bet jūs tam neteiksit kažkokios ypatingos reikšmės, jūs manysit, kad tai normalu, kad taip ir turi būti, nes jūs čia karalius. Jūs tai būtinai nudžiugins, jūs tai neišvengiamai nudžiugins. Šita jūsų savybė, šita nepriklausoma išmintis, kartais jūs tai pamirštat, kartais jūs imat dairytis, kas jums ką pasakė ir kas jums ko neleidžia. Tai jūs rytoj prisiminsit, kad jūs viską žinot patys ir jums jokių leidimų nereikia. Ir todėl jums tai labai patiks. Aha. Va, o čia... Šitie dailininkai dabartiniai, jie yra su tokia fantazija. Tai 7 kardų, tai irgi kardai, tai irgi išmintis, irgi protas. Ir čia dar toks gudrus išradingumas. Čia mergina pavogė priešo kardus ir juos įsineša, kad priešas negalėtų nieko nusmeigt, nieko nudurt ir nieko nugalėt. Žinoma, kad jūs neįsit į priešo valdas ir nevoksit ten visokių ginklų, nors ką gali žinot. Bet jūs kažką sugudrausit, jūs kažką padarysit neįprasto, neordinaraus, kažką tokio, ką jūs darot ne visada, bet kažką, kas labai gudriai ir greitai leis jums pasiekti tikslą. Šita korta yra nors pardavėjų korta, arba artistų, arba jūs kažką norit, na aš nesakysiu, kad jau apgaut taip visai, bet kažkam padaryti visai kitokį įspūdį, jūs galbūt persirengsit, galbūt prisitaikysit kokį grimą ar kitokią šukuoseną, kad truputėlį atrodytumėt kitaip negu įprastai.
nes jūsų tikslui šitas įvaizdis bus reikalingas. Aš dabar pavyzdžių neieškosiu, nes jie gali jum net netikt. Bet tai, kad jūs įjungsit savo gudrumą, jum ir patiem labai patiks ir atneš naudos ir bus tikrai nenuobodu. Devynetas lazdų sako taip, kad jūs galit pasijusti, taip, jūs tarytum buvot užsidarę, uždaryti ar kažkaip kitaip apriboti ir dabar jūs jau išeinat iš to apribojimo. Visi apribojimai greičiausiai, dažniausiai yra pasidaromi pačių savo. Jūs manėt, kad jūs to negalit, jūs manėt, kad jūs to nepadarysit, kad jums tai per sunku, kad jums tai per brangu, kad jums tai per toli, ar kažkaip kitaip, ne taip. Ir rytoj jūs pamatysit, jūs aiškiai suprasit, kad jūs klydot ir kad visa tai įmanoma ir jūs išeinat pro tuos vartus, pro tą užraktą, pro tą tvorą, pro tą sieną ir einat savo, kur jums reikia ir darot tai, ką seniai jau norėjot padaryti. Ir visa jūsų baimė kažkur dingsta. Greičiausiai kažkas tokio atsitiks įdomaus, kad jūsų galvoje tai taip viskas apsivers. Na ir turbūt ir tiek. Stebėkit rytoj savo aplinką. Stebėkit, kaip jums atsidaro kažkokios visiškai netikėtos durys. Tokios, kurių atsidarimo jūs nesitikėjot, nors ir norėjot. O, tai Saulė. O Saulė tai yra viena iš keleto pačių geriausių kortų, pačių geriausių reikšmių. Jum rytoj atsidarys viskas ir meilė, ir šviesa, ir aiškumas, ir visos galimybės, ir sveikata. Žodžiu, daug gerų dalykų jūs taiga pamatysit, kad jūs turit, kad tai yra aplinkui jūs, kad aplinkui jūs šiluma, aplinkui jūs saulė, jūs patys žavūs ir tiesiog akinančiai šviesus, jūs gaunate energijos, jūs tą energiją nešat, jūs tą energiją keičiate su kitais žmonėm ir jums tai patinka. Ir jūs visiems patinkat, ir jūsų populiarumas tik dar labiau didėja. Tai puikia korta, tai puikia diena, jūs džiugins visą dieną. Būtinai.